Labai malonu. Čia į Korėją taip dažnai nenukeliauja. Į kitą pasaulio kraštą. Kai pagalvom apie Independence laivą, kad jis atrodytų solid, tai šitie dalykai mus ir spalva tada, žinai, tada ir visi kiti dalykai, jie įtakoja. Tikėkimės, kad viską padarysim taip, kaip tikimės ir bus puiku. Pirmiausia, ačiū, kad atvažiavot. Tai ambasadai didelė garbė, kad jūs sutikote imti šito projekto, šitos idėjos. Mūsų ambasada įsikurs ofisų, biurų pastate. Ir turim tokią ilgą sieną, kuri yra niekas, tuščia. Ir kilo idėja tą sieną paversti simboliu kažkokiu tai, kuris rodytų Lietuvos ir Pietų Korėjos bendarbiavimą. Ir čia kilo idėja, kad mūsų suskystintų dujų terminalas Independence, kuris buvo pastatytas Pietų Korėjoje, šiandienai Lietuvai visam regionui vaidino ypatingas vaidmenį, užtikrinant mūsų energetinę nepriklausomybę. Ir pavadinimas Independence labai tinkamas. Šis laivas, šitas terminalas kaip simbolis ir nešu tą žinią, kad Lietuva ir Pietų Korėja turi kažką bendro, kas mus vienyje, kad mes vienodai matom pasaulį, kad mes esame sąjungininkai, esame artimos šalis ir galime dirbti kartu. Tai šaunu, kad mus pakvietėt įgyvendinti šitą projektą, puikia mintis. Aš tai manau, kad čia ilgiausiai su dažais užtruks viskas. Užeinam, mačiau. Ne 4 litrų varo. Iššūkiai mums patinka. Mes nebejom, kad kažkaip išspręsim šitą problemą. Choose from this place. Jo, šiuo metu perkelinėjau piešinį ant sienos, žymiu svarbiausius taškus, kaip orientyrus, tikslas tiksliai perkelti piešinį, tie taškai padeda kuo tiksliau tą padaryti. Ir norime padaryti labai kokybiškai, dėl to neskubam, o norisi skubėti, nes laiko nedaug. Persikelti darbą ir padėsim dažyti, bus smagioji dalis, nes spalvos. Spalvos, oi kaip gražiai, va taip dažysim. Dabar šitą nukliuosim, bus gražu. Spalviuką gražų pasidarysim. Labai pavargę. Bet iš kitos pusės nemažai pasistumėjom. Rezultatas kol kas labai mus tenkina. Labai gerai gaunasi. Gaunam daug komplimentų iš pastato darbuotojų. Taip, ir čia kaip sako, tas kūrybinis procesas turi savų tų pliusų, kad ir pažintys kažkokios atsiranda, bet yra tų minusėlių, kad nuovargis jaučiasi. Varom kaip robotėliai, kaip mes juokaujam, tik darbas, jokio valgio, jokio miego, tik darbas. Aš aišku juokauju, miegam viską, bet ir valgom, bet tikrai pervargę. Bet šeštadienis ir sekmadienis dirbam. Jo, tai laisvų dienų neturėjom. Šiandien iki pietų ilsėjomės, po pietų vis tiek atėjom dirbti. Tai va tokios ir nuotaikos.
Yra keistų dalykų, kur Lietuvoje niekada neiškiltų tam tikri klausimai, tarkime, kad uždaryti, uždengti save, kad nematytų proceso. O akivaizdu, kad korėjiečiam įdomu, jie eina, jie klausia, jie komentuoja, bet smalsauja. Jo, bet yra tvarka, kad reikia uždengti, kad nieko nesimatytų. Kad reiškia, jokių statybų, jokių dažybų nesimatytų. Taip, tik tiesiog žmogus ateina ir atsirado. Va taip turi būti. Didesnis kažkoks noras, tai va šitą kažkiek. Jo, bet aš sakau, čia tikrai jaučiasi ir viskas. Siaurėjantis, nesiaurėjantis. Nu, kad kampas 90. Taip, ne, va taip. Aha. Svarbiausia, žiūrėkit ten kampus, nes jie atrodo užsidengia, bet neužsidengia būna. Turim tą kūrinį, kuris, man atrodo, puikiai reprezentuoja Lietuvą ir meną. Aišku, matom, Independence užrašas, kad jau atskirtų, kad čia laivas. Galvojom ir vienaip, ir kitaip, ir trečiaip, ir visgi, kaip sako, išgryninom, išvalėm tą kūrinį iki maksimumo ir atidarėm tikrai visą save, kiek įmanoma, ta siena tokia ilga ir tą ilgumą, kaip sako, svarbu išvaldėm. Čia kaip kažkokia nuotaikai pašvaistė. Ja. O dabar taip subtiliau padarėm. Solidumo reikia. Jo, ir prigesinom pilku. Nes va jie čia toks subtilus, čia toks ir jie tokie atrodo biškiai toliau. Tai gražiai, va čia va mums detalė, va šita, žiūrėkit, faktūra kokia. Manau, šitas detas labai primena lietuviškus raštus. Iš to kampo tu matai tą vietą, kai jis juda. Jis turi tą, reiškia, tą tokią kažkokią tą energiją ir tą judesį, jis nestatiškas. Taip, jis dinamiškas. Dinamiškas rajonas. Eina laivas ir pum! Ir dar toks akcentėlis. Piu! Tai visi prisidėjo prie šito kūrinio ir tai dar pasidaro prasmingiau. Ir labai smagu, kad noriai irgi įsijungėte į šitą darbą. Žiūrėkit, ambasadorius tikrai visą šitą nudažė. Čia ambasadoriaus darbas. Turim bendrą tokį rezultatą, kuriuo mes irgi labai džiaugiamės ir didžiuojamės. Siek, ambasada yra tam tikrai lietuvių namai. Ačiū, labai ačiū. Tikrai nuoširdžiausiai ačiū. Tai buvo maksimaliai padaryta, ką mes turbūt ir galėjom padaryti per šį laiką. Ja.